Sveiki, aš Ilona Juciūtė. Sveikinu atvykus į Maisto klubą. Ar jaučiate už lango atbundantį pavasarį? Pavasarį atėjus norisi sveikesnių ir naudingesnių patiekalų. Aš šiandieną gaminsiu lašišą su daržovėmis folijos krepšeliuose. Lašiša, kaip ir kitą žuvį, valgyti labai naudinga. Ji turtinga omega-3 rūgštimis, gali normalizuoti kraujo spaudimą ir palaikyti tinkamą kraujo krešėjimo lygmenį. Valgant lašišą 2 kartus savaitėje, trečdaliu sumažėja galimybė patirti širdies smūgį. Lašišą galima ruošti įvairiai. Kepti, rūkyti, virti garuose, galima valgyti netgi žalią, žinoma, tinkamai paruoštą. Aš namuose ruošiu sūdytą lašišą. Reikėtų išsirinkti gražų lašišos filė gabalėlį, pagardinti druską, kapotais krapais, apšlakstyti šlakeliu alyvuogių aliejaus ir pastatyti į šaldytuvą parai. Sekančią dieną išsiimti ir mėgautis su prancūzišku batonu. Šiandieną aš gaminsiu lašišą folijos krepšeliuose. Taip ruošti lašišą galima būtų viename dideliame kepimo inde, bet aš noriu paruošti kiekvienam po asmeninę porciją. Todėl naudosiu folijos krepšelius, į kuriuos įdėsiu po nedidelį kiekį lašišos ir daržovių. Šiam patiekalui mums reikės lašišos filė, prieskonių pagardinti lašišai, druskos, pipirų. Aš gavau lauktuvių labai įdomių prieskonių iš juodgrūdės, džiovintos paprikos, džiovintų pomidorų, suprieskoniavau jais lašišą. Ir man dar reikės cukinijos, citrininių čiobrelių, mėlyno svogūno, apelsino, citrinos, saujelės špinatų, kekinių pomidorų, garstyčių, medaus ir aliejaus. Nors patiekalui tikrai reikia daug produktų, bet gaminimas labai paprastas ir greitas. Lašišos marinatui pasigaminu padažiuką iš 3 šaukštų medaus, šaukšto grūdėtų garstyčių, ir 5-7 šaukštų alyvuogių aliejaus. Viską gerai išsimaišau. Dar įspausiu citrinos sulčių. Pusės citrinos pilnai pakaks. Pasiemu didesnį dubenį. Pilu padažo, dedu gabalėlį lašišos, apipilu vėl padažu ir vėl gabalėlį lašišos. Taip sudedu visus ir gausiai apipilu padažu. Palieku maždaug 10-15 minučių, tol kol susipjaustysiu daržoves. Iš folijos pasirašiau krepšelius aukštesniam kraštiniam, nes prisidės lašišos ir daržovių. Dedu saujelę špinatų. Gabalėlį lašišos. Šone išdėlioju cukinijos griežinėlius. Kitam šone padedu
skiltelė svogūno, skiltelė apelsino ir gražią šakelę vyšninių pomidorų. Krepšelį užlenkiu gražiai, nes nuo lašišos atsiras pakankamai sulčių, tai kad man niekas neišbėgtų. Apšlakstau alyvuogių aliejų, daržovės, lašišą. Gausiai nereikia šiek tiek. Ir uždėsiu kelias šakeles čiobrelių. Taip paruoštus krepšelius šaunu į kaitintą 180 laipsnių orkaitę ir kepsiu iki 20 minučių. Štai taip greitai, skaniai, o svarbiausia sveikai pamaitinsite visą būrį savo draugų. Gražaus ir šilto jums pavasario. Ir iki pasimatymo maisto klube.